Pristatome jums 3 litrų talpos vandens jonizatorių Aquater Silver, kuriuo galite pasigaminti jonizuoto šarminio, rūgštinio ir sidabringo vandens. Prietaiso konstrukcija. Prietaiso konstrukciją sudaro apatinis indas, išimamas indelis, sudarytas iš išorinio ir vidinio indelių, bei gaubtas. Prietaiso gaubte įtvirtinti plokšti elektrodai ir apvalus kontaktas. Plokšti elektrodai skirti jonizuoto vandens gamybai, o apvalus kontaktas sidabro elektrodui prijungti. Anodinis elektrodas tamsus, pagamintas naudojant inertinių metalų rutenio ir iridžio oksidų mišinius ant titano pagrindo. Šie elektrodai pasižymi geromis elektrocheminėmis ir fizikinėmis mechaninėmis savybėmis. Tai yra dideliu aktyvumu ir mažomis įtampomis deguonies ir chloro išsiskyrimo atžvilgiu. Jų ilgamžiškumas arba tarnavimo laikas yra labai didelis. Iš bet kokio kito metalo pagaminti anodai vandens jonizatoriuose naudoti yra draudžiami. Gaubte sumontuota prietaiso valdymo schema, šviesos indikatoriai, valdymo mygtukai ir virvėlaidės su kištuku. Membrana. Gaminama iš specialios elektrolizei tinkančios medžiagos. Membrana išimama ir įdedama, kai yra sausa. Naudoti kitas medžiagas, nei nurodo gamintojas, draudžiama. Iš naujos membranos susukite kūgio formos pertvarėlę. Membrana susukama 2 sluoksniais. Suformuotą membraną įdėkite į išorinį išimamąjį indelį. Įdėta membrana turi remtis į indelio dugną. Įdėkite vidinį indelį į išorinį indelį taip, kad ant indelių esančios žymos sutaptų ir įspauskite jį iki dugno. Vandens lašėjimas iš indelių prietaisui veikiant ar pakeitus naują membraną pagaminto jonizuoto vandens kokybei įtakos neturi. Jei vanduo teka srovele, membraną būtina pakeisti. Jonizuoto vandens gaminimas. Viena ranka prilaikydami apatinį indą, kita ranka stumdami rankeną į viršų, nuimkite prietaiso gaubtą. Įstatykite išimamąjį indelį, kuriame yra membrana, į pasirinktą apatinio indo pusę. Įstatant išimamąjį indelį, reikia sutapatinti raktą esantį jo išorinėje dalyje su žyme esančia apatinio indo vidinėje pusėje. Prie katodo, šviesiojo elektrodo, visada gaunamas jonizuotas šarminis vanduo. Prie anodo, tamsiojo elektrodo, jonizuotas rūgštinis vanduo. Jonizacijos apatinio indo vidinėje pusėje yra 2 žymės. Apatinė rodo minimalų, o viršutinė maksimalų vandens lygį. Pripilkite šalto vandens iš čiaupo iš pradžių į išimamąjį indelį, po to į apatinį indą iki apatinės žymės. Uždėkite gaubtą ant apatinio indo taip, kad į išimamą indą pagal poreikį patektų reikiamas elektrodas. Gaubto ir indo rankenos turi sudaryti vientisą rankeną. Įjunkite virvėlaidžio kištuką į elektros tinklo kištukinį lizdą. Paspauskite įjungimo mygtuką. Skystųjų kristalų ekrane turi pasirodyti užrašas vandens jonizatorius Aquater. Po 4 sekundžių pasirodo užrašas, ar tamsus elektrodas įstatytas į vidinį indelį. Jei tamsus elektrodas įstatytas į vidinį indelį, jums reikia pasirinkti taip, spaudžiant mygtuką pažymėtą rodykle aukštyn. Tada prietaisas jums leis pasirinkti pH reikšmes nuo 8 pH iki 9,2 pH. Jei į vidinį indelį įstatytas šviesus elektrodas, jums reikia pasirinkti ne, spaudžiant mygtuką pažymėtą rodykle žemyn. Tuomet prietaisas jums leis pasirinkti pH reikšmes nuo 9 pH iki 11,4 pH. Jei pasirinksite netinkamą režimą, nepagaminsite reikiamo pH šarminio arba rūgštinio vandens. Tada paspauskite mygtuką Start. Užsidega raudonos spalvos indikatorius pH, o ekrane slenkantis žalios spalvos grafinis indikatorius rodys jonizavimo proceso eigą. Pasibaigus jonizacijos procesui, prietaisas išsijungia automatiškai. Pasigirsta garsinis signalas. Užgesta raudonos spalvos šviesos indikatorius. Norėdami prietaiso darbą nutraukti anksčiau, nuspauskite mygtuką Stop. Nuspauskite išjungimo mygtuką. Ištraukite virvėlaidžio kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nuimkite gaubtą. Prietaiso elektrodus pastatykite į lėkštutę. Išpilkite rūgštinį vandenį iš išimamojo indelio, po to jonizuotą šarminį vandenį iš apatinio indo į jūsų pasirinktus indus. Pasibaigus jonizacijos procesui, vanduo neturi būti laikomas jonizatoriuje. Gaubtą plauti vandeniu draudžiama. Šviesųjį elektrodą, katodą, nuvalykite švelniu audiniu suvilgytų 9% maistiniu actu. Tamsųjį elektrodą anodą valyti draudžiama. Išdžiovinkite indą ir gaubtą. Išimamąjį indelį išdžiovinkite neišėmę membranos. Išimamąjį indelį reikia džiovinti neapvertus vertikalioje padėtyje. Prietaisui išdžiūvus surinkite ir laikykite sausoje vietoje. Sidabringo vandens gaminimas modifikacija Silver.
Viena ranka prilaikydami apatinę indą, kita ranka stumdami rankeną į viršų, nuimkite prietaiso gaubtą. Uždėkite gaubte esančio kontakto laikiklį su apvaliu sidabro elektrodu. Gaminant sidabringą vandenį, išimamasis indelis yra nereikalingas, todėl jį išimkite. Pripilkite į apatinį indą vandens iki apatinės žymės. Uždėkite gaubtą ant apatinio indo, kad rankena sudarytų vientisą rankeną. Junkite virvėlaidžio kištuką į elektros tinklo kištukinį lizdą. Paspauskite įjungimo mygtuką. Skystųjų kristalų ekrane turi pasirodyti užrašas vandens jonizatorius AquaTer. Po 4 sekundžių pasirodo užrašas sidabravimo procesas. Mygtuku pažymėtų rodiklę aukštyn ar mygtuku pažymėtų rodiklę žemyn pasirinkite prietaiso darbo trukmę. Mygtukus spaudinėti nereikia, užtenka nuspausti ir laikyti, kol bėgantys skaičiai pasieks jūsų norimą reikšmę. Tada paspauskite mygtuką Start. Užsidega žalios spalvos šviesos indikatorius, o ekrane slenkantis žalios spalvos grafinis indikatorius rodys sidabravimo proceso eigą. Praėjus nustatytam laikui, prietaisas išsijungia automatiškai ir pasigirsta garsinis signalas. Užgesta žalios spalvos šviesos indikatorius. Norėdami prietaiso darbą nutraukti anksčiau, nuspauskite mygtuką Stop. Nuspauskite išjungimo mygtuką. Ištraukite virvėlaidžio kištuką iš elektros tinklo lizdo. Nuimkite gaubtą. Prietaiso elektrodus pastatykite į lėkštutę, išpilkite sidabringą vandenį į jūsų pasirinktą indą. Pasibaigus sidabravimo procesui, vanduo neturi būti laikomas jonizatoriuje. Šviesųjį elektrodą, katodą, nuvalykite švelniu audiniu suvilgytų 9% maistiniu actu. Tamsųjį elektrodą, anodą, valyti draudžiama. Tamsios spalvos apnašos, atsirandančios ant sidabro elektrodo, jokios įtakos sidabringo vandens kokybei neturi. Išplaukite apatinį indą vandeniu. Gaubtą plauti vandeniu draudžiama. Indą ir gaubtą išdžiovinkite. Prietaisui išdžiūvus surinkite ir laikykite sausoje vietoje.